Ketvirtadienis. Žolinė diena. Eglutė, prie palapinės. Penktadienis, tai 8 diena jau. 8 dienos rytas. Vėl nei debesėlio, saulutė šviečia, ramu. Vyksta pusryčių gamyba. Na štai pajudėjom iš kempingo. Šiandien laukia trumpesnė trasa, visais 15 net kilometrų, net keista. Tai bus 105-106 kilometrai. Nebent kažkur blūdavot reikės ieškant pietų, bet tikėkimės nereiks. Ir tik 105. Jo, šiandien vėl 32, 30, gal kokie 5 netgi žada, kad bus. Na, mes tikimės, kad šiandien bus daugiau miško, daugiau pavėsio. Kaip ir rodo, kad mes ne visai pagrindinių kelių ten varom. Nusukam šiek tiek, tai nu duok dieve. Tai va, važiuojam. Labai kažkokių tai žinomų miestų nebus šiandien. Tiesiog šiandien toksai labiau tranzitinis važiavimas, tiesiog iš taško A į tašką B, nes daugiausiai ko yra pakeliui, tai kaimai, o miestų čia nelabai yra. Na, ką žinau, galbūt pajūriu važiuoti būtų buvę dar kitaip. Čia mūsų maršrutas yra pakeistas, nes mes norim numinti iki Lituanikos sudužimo vietos. Ir jis taip yra pakeistas tam, kad neprisidėtų viena diena, nes reikėtų minti iki Slupsko, šiek tiek toliau ir tada nuo jo suktis. Ir ten skaičiavom, kad prisideda viena diena. O čia taip išdėliota buvo, kad neprisidėtų. Ir kiek mačiau pagal viską, tai Slupskas yra virš mūsų praktiškai jau. Mums yra likę šiandien ir rytdieną, kad pasiekti pasienį. Mes jau rytoj būsime nakvynę savo vietoje visiškai netoli pasienio. Tai mums sekmadienį reikės labai nedaug paminti, kad atsidurti būtent Vokietijoje. Ir jau sekmadienį mes būsim Vokietijoje.
atvykome į miestą Jastrovė, jisai nuo mūsų kempingo 17 km. Tai pradinis variantas buvo nakvoti čia, bet jau vakar buvom 123 įveikę, plus 17 pasirodė per daug, tai radom gerą kempingą ir šiandien varom toliau. Tai pirmas mūsų pitstopas, 30 km įveikta, už Jastrovę mes čia jau išvažiavę. Ir dabar broliai mina. Jo, mes, nu čia juokais, aišku. Tai toj minsim toliau. Džiaugiamės, kad yra toks puikus asfaltas ir dar puikiau, kad yra pavėsio šiandien. Judėsim toliau. Jau atminėm į Šveiciją, Šveicariją. Taip, ieškom dabar ledų. Gal čia bus. Užsuksim. Ice cream pit stop in this very hot day. Turime skanių ledų. Įsivaizduoju, kokius skonį. Puikos. Taip, tai va, sustojimas buvo Šveicarijoje, Šveicija. Taip, turbūt ledų šovėm. Nelabai, aišku, jie ten vėsina, bet tuo metu pailsi ir plus šiek tiek cukraus užsimet. Dopingėlis. Dabar varom toliau. Graži alėja. Jo, atvažiavom į Golcą miestą, buvo parašyta Bar M, įvertintas 5 žvaigždutėm. O ką mes ten radom? Lauką ir malkas sukrautas. Tai greičiausiai tas Bar M yra kaip kemperis, jis atvažiuojantis yra. Ir šiandien ten tiesiog laukas. Tai va, dabar mums iki Mykol kažkoks ten miestelis miestas. Ten yra pizzerija, kebabinė. Varom tenais. Bet mums iki ten dar 30 gerų kilometrų. Ką padarysi? Teks iki ten kentėti.
70 km, 2 valanda. Laipsnių turbūt nežinom kiek, bet labai daug. Dar nepietavę, valgom ką turim vietoj, nes atkarpos tokios, kad laukai, nieks nedirba. Bet... Parduotuvės nedirba, bet lenkai važiuoja visą dieną kažkur. Važiuoja ilsėtis kažkur, tai nieks nežino. Yra padorių lenkų, kurie sėdi namuose, yra va tokių, kurie važinėja. Kodėl jie važinėja? O, ilsimės jau 10 minučių, gal dar kažkur. Labai gražu. Atradom kur pavalgyti. Minus 8-5 km. Orlenas dirba. Labai mažas pasirinkimas per žolinės iš tikrųjų. Bent jau galima pailsėti ir atsikvėpti. Vėsiau negu prie plus 35 plus minus 40. Šiltas ir gražus. Sakyčiau, minimum 84 km ir vėl mūsų pietus neplanuotai toli. Valgysim Orlen degaliniai burgerį. Kaip burgeris tau? Labai atrodo skaniai. Tai dabar va. Pavalgom, mums liko 20 km lygiai iki Belovežės. Šiaip atrodo labai skaniai ir sultingai ir sveikai, kažkaip net geriau už McDonald's. Ir šiltas, jautydas. Gal buvo verta taip toli minti. Kai valgom. Nu, panašiai. Tai kas 10 sustojam. Nu, aš siūlau sustoti, bent jau užmėgdus. Ką tik pavalgėm. Šiaip visai gerai tam Orlene buvo. Gal netgi nustebino, kad taip skaniai ir greitai ir nu, nežinau, ar buvo verta, aišku, minti iki 85 km, bet bendrai vertinant pietus, tai buvo labai gerai. Dar paėmėm prie to burgerio vadovą, bendroj sumoj, Coca-Cola, nes kaip be jos 70 zlotų. Tai vieni iš pigesnių mūsų pietų. Ir liko 30 km iki kempingo. Ir kaip visada mus pasitinka įkalnė. Turime 16 valandą. Ir važiavom į kelią, kaip ir prieš tai. Nei vieno medelio, nei vieno pavėsiuko, nieko nėra.
Tiesiog savo švelniai miname prie plius 34. Čiučiut vėjukas pučia, o aplinkui tiesiog plynų aukšte nieko nėra. Šilta diena, bet nusimato, kad jau rytoj bus jau daug vėsiau. Bet vis tiek šilta. Pakentėti liko ne tiek ir daug, nes tiesiog prie tokios šilumos truputėlį sunku prie tokios šilumos tiesiog minti, nes jau yra per karšta, nes oro toks trūkumas ir visiškai nieko nesinori net galvoti, tokiu automatu važiuoji ir vieno taško susikoncentravęs, tiesiog per sunku. Aišku, yra gerai, kad nelyja, bet nieko nesigalvoja, tiesiog toksai dvi kojos, dvi rankos ir dviratis tarp kojų, nes ant jo sėdi. Esame Drobno miestelio kempinge, sustatėm palapines ir ką galima pasakyti, kad pats prasčiausias kempingas kiek bebuvo šioj kelionį. Pats brangiausias, brolis sakė, 150 zlotų gal sumokėjo už du žmonės, už dvi palapines, už du dviračius, už elektrą. Tai dar esam beveik vos ne prie kelio, iš vienos pusės, iš kitos pusės žmonės. Iš abiejų pusių žmonės. Tualetas kažkur tenais, dušas irgi tenais. Dabar išvažiavęs brolis parduotuvę, nes neturim švarių rūbų, reikia išsiskalbti kažkokiu tai būdu, tai bandysim patys. Sveiki, broliai Nina. Šiandien bardzo karšta. Ne taip ir karšta. Pekliškai karšta. Šiandien labai buvo karšta. Gal ir praėjusius metus iš tikrųjų per žolinę buvo karšta, aš kažkaip pamenu, kad dar degaliniai buvo mėgai, valgėm zapekankas. Tai šiais metais žolinė buvo tradiciškai karšta. Jo. Irgi valgėm pietus degalinį. Degalinį, Orlen.
Jo, nu bet gerai, pabuvom, prasivažiavom, šiaip labai karšta diena, iš tikrųjų, didžiąją dalį jautėm tokio asfalto smarvę, smalos, plius dar per mišką važiuoji, tai jis mažai irgi ko gelbėjo, nes tokia, iš miško tokia šilumos banga pareinanti, tai paskutiniai 25 km buvo patys sunkiausi, bet nieko. Atvarėm, rytoj 125 km, rytoj Lituanikos sudužimo vieta bus, tai ten važiuosim ir Kemping Dudak. O jau sekmadienį atsikėlus, šiek tiek paminsim Lenkijai ir turim, jei viskas gerai, tikimės, kad viskas gerai, kirsti Lenkijos-Vokietijos sieną ir minti į Vokietijoje esantį kempingą. Tikimės, kad su Vokietija bus viskas gerai. Realiai, 2 paskutinių dienų kempingai, manau, tikrai yra gerai, o 2 pirmų dienų, man kelia abejonių. Tai, bet tikėkimės, kad kempingus rasim. Man labiau antra diena Vokietijoje kelia nerimą, nes bookingo nebėra, nėra ką užsibukinti tam mieste, kur mes būsim, nėra niekur, kur pasistatyti ant palapinės. Tas, kur mes važiuosim į Ale viešbutį, kažkokį pensionatą? Pensionatą, jo, bet tu daug dievė, kad tenais rastume vietos. Tai nežinau, jeigu pavyks ten kažką gauti, tai gerai, jeigu nepavyks, šikna vienu žodžiu. Kažkur ten už miesto, tada minsim, tiesiog ieškosim kur. Miške, namet pastatyti laukuose, miške, bele kur realiai pastatysim ir viską. Ką ten darys? Tai o šiandien, tai sakau, diena tokia visiškai tranzitinė, nieko labai nematėm, apart 2 tankus ir lėktuvą. Ant postumentų pastatyti, ten kažkokią gynybinę liniją parašyti, dar kažką. Tai daugiau, tai sakau, nieko tokio, kad daug mint ir buvo karšta. Rytoj žada, kad bus vėjo. Transe tokiam. Jau paskutiniai kilometrai, tai tikrai transe buvo. Ten juokiausi, būtų pirštą, kas parodys, tai iš to piršto juokčiausi. Tiesiog stovi ir nepagalvotum, kad taip gali būti. Tai jeigu įsivaizduot, ką primena toks minimas, tai imat dviratinį treniroklį arba treniroklį dviratį, nešat į sauną, pastatot saunai ir minat 100 km. Tai maždaug kažkas panašaus, kur tu bandai įkvėpti, bet ne orą įkvėpi, bet, sakau, asfalto smarvė ir kaitra tokia. Jo, taip sunku minti, kad trūksta oro, toksai apsnūdęs, žinai, kad mini, nieko nematai aplinkui, tik gal 5 metrai priekį ir viskas. O kas ten šone vyksta? Kažkas gal ten ir yra, bet tiesiog kažkas, kaip plius ta žolinė, nieks nedirba, ten ieško parduotuvių. Labiausiai tas irgi buvo. Kur ten rasi, kur nerasi, kaip užpuolė. Jo, čia toksai spiečius. Da! Tai tu irgi aplipęs tais bužiais. Tai tas irgi erzina. Labiausiai erzina. Ir kitas kaip ir sekmadienį erzina tas, kad jie nedirba, nors kai važiuoji per visą Lenkiją, net nežinai, ar jie čia dirba ar ne. Labai taip. Bet nieko, kaip nors. Šiandien išgyvenom, dar 2 dienas Lenkijoje ir tada žiūrėsim, kaip čia su tais vokiečiais bus. Gal ten iš vis reikės, sustabdys kokie nors A2 ir sakys, das ist Litauen. Pierdolė. Jo, ir sakys, pierdolė. Negalima čia pas mūsų dviračių važiuoti. Kas ten žino, ko ten baigsis. Nebuvom nei kartą kitie. Jo, nebuvom. Nauja valstybė. Tai broliai mina. Plečia žemėlapį jau. Internacionalinis. Tai Gerai, tai tada iki rytojaus. Broliai eina ilsėtis. Iki, sekite mus. Ate.